diena visiems. Ir pirmiausia, noriu pasakyti tokią mintį, kad iš tikrųjų mes vėluojame 15 minučių. Kartais taip atsitinka, kad norėdama padaryti tai, kas geriausia, tenka kartais ir vėluoti. Kartais mes ir klystame, bet klaidos tai yra nauja pamoka. Tai tada iš tikrųjų noriu skelbti, jog šiandienos proto, energijos ir veržlumo fiesta prasideda. Džiaugiuosi galėdama pasakyti sveiki visi. Džiaugiuosi, kad jūsų daug. Džiaugiuosi, kad atsivedėt sirgalių komandos. Iš tikrųjų sveikinu, nes buvo akcentuota. Rinksime, balsuosime, dalyvaus visi. Tai tie, kurie atėjo gausiai, jie turi labai daug šansų laimėti. Nes šita šventė arba šitas renginys organizuotas varžytuvių principu. Gal pradedam nuo Violetos, nes Violeta oficialiai yra skelbiama komisijos pirmininkė. Tipo, kas pyks ant manęs? Pykstančių yra? Komisija čia. Violeta, vis daugiau nieko. O, išgąsdinau. Gerai. Ir plojimai. Esu iš Vaikų laisvalaikio centro, muzikos mokytojas, jaunimų vaikais dirbu 100 metų turbūt. Žmonės tiek negyvena, tai labai tikiuosi gero laiko, labai linkiu jums visiems gero laiko ir sėkmės. Lietuvos moksleivių sąjungos regioninių reikalų koordinatorė Laura Masiliauskaitė. Sveiki visi, aš esu Gintarė Žemaitaitė, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos Aukštasis stalas pirmininkė. Tai aš esu ta jau nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovė, taip kad jeigu irgi mane ten tikrai matysit, jeigu kažkokios kils klausimai, problemos dėl balsavimo, prašom sakykit. Aš manau, kad žmogus padarydamas tam tikrą klaidą galvoja, na ir vėl susimovė. Iš tikrųjų, linkiu šiandien jums susimauti kiek įmanoma daugiau kartų. Kam? Tam, kad jūs įgytumėt vis naujų patirčių ir šitos išmoktos pamokos jums atneštų sėkmę. Ar jūs norite būti sėkmingi? Taip. Ranką iškelkite, kad tikrai norite būti sėkmingi. Pasisukite į kairę ir duokite kitam žmogui 5, sakydami, tu sėkmingas. Labai drąsiai tą padarykite. Ačiū jums, kad įsijungėte. Ir iš tikrųjų su ta sėkme mes ir keliausime. Taigi ir kviečiame pirmąją gimnaziją. Tai būtų Aukuro gimnazija. Labas rytas visiems. Atvykome iš Aukuro gimnazijos ir mūsų atlydėjo labai šauni, aktyvi komanda Aukuro gimnazijos mokinių taryba. Va, čia jie, paplokite jiems. Taigi, kaip sakė, ne visi to nuotraukai buvo, tačiau iš viso mūsų yra 19. Iš tikrųjų, mes esame tokia bendruomenė, kuri priima visus, nedarom jokių atrankų. Tiesiog, jeigu žmogus labai nori prisidėti prie veiklos, mes jį įtraukiam. Aišku, kadangi norinčių yra, negalima sakyti, kad nemažai, bet mes stengiamės visus priimti, bet kažkaip ribotą skaičių. Ir norim pasidžiaugti, kad čia yra parašyta 19 mokinių, bet prieš 2 dienas prisijungia dar viena mokinė, tai mūsų jau yra 20. Tai skaičius vis taip keičiasi. Ir padarėm tokią juokingą statistiką, jeigu galima grįžtame atgal, kad mūsų mokykla yra 8 menininkai, 5 pirmūnai ir 6 sportininkai. Štai Pavėjos labai puikia mintis. Pakelia vieną lazdos galą, pakeliate ir antrąjį. Taigi, jei apsisprendžiate prisiimti atsakomybę už savo padėtį, automatiškai įgyjate galios ją pakeisti. Taigi, su ta atsakomybė, kurią jūs šiandien esate ir atėję, kviečiu sekančią gimnaziją. Kaip atrodo, kas tai bus? Žaliakalnis. Labą dieną
visiems. Mes Klaipėdos Žaliakalnio gimnazija ir čia yra visų mūsų mokinių taryba. Pamokos nebeturi šiandien, bet žiūrėkit. Mes pristatysim savo tokią mano koncertuką. Žiūrėkit ir plokit mūsų. Gimnazija. Mes savivalda. Mes aktyvų. Mes vaikai. Nu kągi, gerbėmiai. Gerai. Pasakykit, kas mes įdomus galime. Taigi viskas. Nu tada dėmesio, štai mūsų darbai. Koncertai. Toliau. Sporto renginiai. Artos. Talk show. Mes miesto ateitis. Ir mes Lietuvos ateitis. Ačiū už dėmesį, čia buvo Klaipėdos Žaliakalnio gimnazija. Sveiki visi, dar kam neteko šiandien girdėti, tai atstovauju Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentę Akvilę Burneikaitę, kurios būstinė yra Vilniuje, todėl šiandien jie atvykti dėl tam tikrų susidariusių priežasčių negalėjo. Todėl šiandien kaip jos atstovė tarsi keletą žodžių jums. Jei kas nežino, Lietuvos moksleivių sąjungos pagrindinis tikslas yra vienyti mokinių savivaldas. Tai mes itin džiaugiamės, kad tokie renginiai kaip šie yra organizuojami, kad savivaldos gali taip originaliai ir taip įdomiai prisistatyti, parodyti savo atliktus darbus visuomeniai. Taip pat savivaldos šiandien turi galimybę, retą galimybę pabendrauti vieni su kitais, pamatyti problemas, pasidalinti gerąją ir blogąją patirtimi, tiesiog pasidžiaugti vieni kitais, pasiimti vieni iš kitų idėjas ir bendradarbiauti. Kartu jūsų balsas gali būti itin svarbus ne tik regioninių lygmenių Klaipėdai, bet ir visų nacionalinių mastų visai Lietuvai. Tai dabar visus prašau atsistoti. Ir iškelti rankas į viršų. Lenkiamės į dešinį šoną pasirašydami dešinė. Atsitieskim kairėn. Atsitieskim žemyn. Ir atgal. Pasiplokite. Tai jau dabar kviečiame tikrai su dideliais aplodismentais Aitvaro gimnaziją. Prašau. Laba diena. Sveiki. Jūs sveikina Klaipėdos Aitvaro gimnazijos mokinių savivaldos atstovės Alina, Ane, Valentina Ir Jevgenija. Ir aš esu pavaduotoja Marina, aš esu mokinių savivaldos koordinatorė. Labai diena visiems dar kartą. Iš tikrųjų, savo posėdžiuose mokykloje mes labai dažnai aptarėme klausimą, kaip pradėti bendradarbiauti su kitų mokyklų savivaldos atstovais. Galbūt organizuoti kokius bendrus renginius ir panašiai. Ir žinau, kad Lietuvos moksleivių sąjungoje tokie klausimai aptarinėjami. Tai vat, mes labai džiaugiamės, kad šiandien įvyko toks renginys ir mūsų pasiūlymas būtų, kad mes susirinktume kitais metais, 2016, ir kad mes nebendrai pasakotume apie savo senato veiklą,
O jau konkrečiai pasakytume, kokie laimėjimai buvo būtent per šios mokslo metus ir pasidalintumėm gerąją patirtimį. Norėčiau tokią Briano Dreiso mintimi pratęsti mūsų susitikimą. Sėkmė tai pasirengimo ir palankios galimybės susitikimas. Ir kviečiame tai sėkmei, kurią galėtų pristatyti Varpo gimnazija. Prašome. Labą dieną. Pirmiausiai, tikriausiai pataikysiu pasakydama, kad pamoka yra iki gyvo kaulo jums įsėdusi. Taip ar ne? Gal ne visai. Tiek to. Man tai iki gyvo kaulo ir vis dėlto šiandien pamoka. Oi, kur operatorių nubėgo? O taip. Pamokoje dalyvauja. Pirmiausiai noriu pristatyti. Tai yra operator, jo vardo nežinome. Ir pagal mano komandą rodys kai ką. Ir pradedam pamoką. O, čia mes. Jūs jau supratote iš nuotraukos, kad šitą tokia, va, čia esu aš. Ir ji kuruoja visą šitą gaują. Tiesa, čia jų per mažai. Toliau. Čia šiuometiniai visi susirinkę, jų yra daug, čia tik tai dalis, matom. Toliau. Atsistojam. Taigi, pradeda Karina ir visi po vieną eilutę. Prašyti. Nebūk abejingas. Nesutinki, prieštarauk. Prieštarauju, siūlė. Siūlai, veik. Šaunuolis Jonai, prašau. Turim daug norinčių, reikia dar mokytis, kaip viskas spėti, čia yra didelė problema. Suderinti mokslą, suderinti veiklą, kaip visko labai norisi. Bet ką padarys mokinių savivalda? Prašom atsistoti, to bus pamoka daug. Ką padarys mokinių savivalda? Pasistengs ir mokytis, ir dirbti. Na, o dabar mokiniai, pamoka baigta, atsisveikinkime. Taigi, prašau dabar surasti visiškai naujus 5 žmonės ir juos apkabinti. Ir žinome į pertrauką naujus 5 žmonės. Surandam ir apkabinam. Visiškai naujus 5 žmonės. Ir eikit ir apkabinkite. Balsio mamų gimnazija. Prašom, pasitikit plokštelę. Aš tiesiog esu pavaduotojas Tas Trumilienė ir kuruoju gimnazijos mokinių parlamentą. Labai džiaugiuosi ir dėkoju organizatoriam. Iš tiesų šiandien yra savivaldos diena ir mieste ji yra minima, o aš manau, kad labai svarbu yra ir jaunimo savivaldos, kurio štai šiandien prisistato. Tai mūsų gimnazijos parlamentas antrame fone ir mūsų gimnazijos direktorius. Matas, kad labai linksma atmosfera mūsų mokykloje vyrauja. Tai šitą nuotrauką tikriausiai išreiškia visą atmosferą, visą būseną. Tai tiek apie mūsų gimnaziją. Ir kviečiame dar vieną gimnaziją. Ar jūs jau esate pasiruošę? Ąžuolyno gimnazija. Mes esame Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos mokinių parlamento atstovės. Aš esu mokinių parlamento pirmininkė Audra Skadaitė, o aš esu mokinių parlamento narė Indra Makaitė. Taigi, šiandien mes norim šiek tiek supažindinti su savo veikla, parodyti, kokią mes galią turim savo mokykloje, ką mes darome ir kokia yra svarba visos mūsų mokinių savivaldos
dėl to stengiamės jungti tas spalvas mokykloje, stengiamės dirbti ir dėl šilo mūsų ir tarsi to pulteliu jungti, ieškoti rėmėjų ir taip jungti spalvas ir gražų gyvenimą ir laimingą šypseną ąžuoliečio veide. Taigi, ačiū. Vėl prašyčiau atsistoti. Pasisukti dešinėn. Pasisukti dešinėn. Taigi pradedame daryti masažą nuo pečių juostos. Nuo pečių